Ei, Lukai, ar matei naujasias Kibiro Toilet video? Ten visiškas cringe, bet negaliu nustoti žiūrėti. Jo, bro, mačiau. Ten tikras brain rot. Beje, ar bandei tą naują žaidimą? Visi sako, kad jis Sigma lygio. Dar ne, bet girdėjau, kad jis lit. Lol, tikras gameris. Galėtume kartu streaminti. For sure, bro. Lukas ne tik kalba per mano pamoką, bet ir vartoja žargoną. Aš jam duosiu pamoką, kurios jis tikrai nepamirš. Lukai, prašau prieiti prie manęs. Knyga, kurią tau duodu, yra ypatinga. Ji padės tau suprasti kalbos tikrąją galią. Paimk ją. Kas čia per pleis? Kaip aš čia atsidūriau? Čia belenkaip sas. Kaip iš čia išeiti? Sorry, kur aš esu? Čia viskas labai VR2. Kaip iš čia išeiti? Atsiprašau, jaunuoli, nesuprantu, ką sakai. Kodėl tu nesupranti basic kalbos? Tai super annoying. Hei, ar gali man padėti grįžti namo? Aš čia žiauriai lost. Jaunuoli, tavo kalba man nesuprantama. Išmok kalbėti tinkamai. Please, padėkite man. Noriu grįžti namo, bet nieks manęs nesupranta. Suprantu tavo bėdą. Norėdamas grįžti namo, turi išmokti kalbėti taisyklingai. Eik į mūsų biblioteką ir surask knygą mėlynu viršeliu. Pakeisk šiuos žodžius taisyklingais. Cringe. Nejauku. Sus. Tartinas. Lol. Juokingas. Hateris. Neigiamai nusiteikęs asmuo. Flexinti. Puikuotis. Tau pavyko. Atlikau užduotis ir išmokau kalbėti taisyklingai. Ar dabar jau galiu grįžti namo? Taip, dabar esi pasiruošęs. Tik grįžęs, nepaviršęs pamokos. Bro, matei Minecraft update. Visi sako, kad jis next level. Žinok, kad geriau yra sakyti įspūdingas vietoj next level. Rimtai? Kodėl staiga taip taisyklingai kalbi? Turėjau nuotykį, kuris privertė mane pažiūrėti į kalbą kitomis akimis. Mokiniai, mūsų kalba yra mūsų tapatybės dalis. Jei leisime ją išsikraipyti, rizikuojame prarasti savo kultūrą ir paveldą. Todėl svarbu vartoti taisyklingus žodžius ir vengti nereikalingų svetimybių.